Sveiki, mano brangiai, ir čia vėl rubrika Mėnesio taroskopas pagal zodiako ženklus ir mėnesio taroskopas svarstyklių ženklo atstovams gegužės mėnesiui. Pirma dalis, antra dalis irgi bus, tai kad jeigu norėsite žiūrėti antrą dalį, tai prašome, bus antras video. Kas norės asmeninės prognozės, prašome, kreipkitės ir galite užsakyti šitą prognozę mano svetainėje asktarot.lt. Ten visos dėlionės suskirstytos pagal sritis, tai yra meilės, darbo, sveikatos, finansų dėlionės ir bendros prognozės metams į priekį iš pagrindinių jūs laukiančių įvykių. Jeigu norite užsakyti, įdedate į krepšelį, jums ateina sąskaita į jūsų elektroninį paštą, būtinai patikrinkit ir jūs apmokate per elektroninį paštą. Padarote pavedimą į mano sąskaitą ir 3-4 dienų bėgyje aš jums atsiunčiu prognozę video įrašų formatu į jūsų Viber arba WhatsApp. Paprastai tai būna apie 30 minučių video įrašų. Pradedam svarstyklės. Pradedam nuo svajonių kaladės. Svajonių taro kaladė vadinasi. Jūs irgi galite susitelkti į visatos informacinį lauką. Jūs galite irgi mintimis paklausti visatos, kokiegi pagrindiniai įvykiai laukia manęs gegužės mėnesį ir pradedam svarstyklės, kas laukia gegužės mėnesį. Tai pirmą kortą 5 lazdos. Antra korta 5 taurės. Taip, žiūrėkit, 5 lazdos tai yra konfliktai, tai yra ginčiai, barniai, visokios aštrios situacijos, kuriuose reikia ginčytis, kuriuose reikia ginti save, kuriuose reikia pakovoti už save, taip sakant, įsivelti į tą kovą, tai yra tarpusavio varžymasis, tai yra konkurencija. Tai vat galite atsidurti vienokioje ar kitokioje situacijai. Arba tai yra, vėlgi būtinumas save apginti, kai jūs kažkas tai puola ir jūs tik tai dėl to į tą ginčą įsiveliate. Tai yra tuomet, kai jūs patys norite sukonfliktuoti ir kažkam tai kažkokias tai tokias, tokioj grubioj formoj, netaktiškai, nelankščiai, kažkokias pretenzijas labai emocionaliai galite išsakyti ir tuomet, žinoma, žmogus jums irgi gali atsakyti tuo pačiu emocionaliai ir grubiai. Ir tai yra situacija, kai yra tarpusavio konkurencija. Pavyzdžiui, darbe susidurite kažkokia, yra pas jūs konkurentė, kuri labai žiūri, kaip jūs dirbate ir nori pasiekti geresnių rezultatų ir labai su jumis lyginasi ir kaip ir nesakant vienas kitam, jūs konkuruojate už, taip sakant, geriausią mėnesio darbuotojo tą etiketę, ane? Tai čia gali būti irgi apie taip, arba kad sužinosite, kad jūs turite varžovę. Irgi viena gali būti ištikimybių. Kaip varžovė, aš turiu omeny santykiuose, meilės reikaluose, kad jūsų partneris gali su kažkuo tai gal ten susirašinėja, susitikinėja ar dar kažkas tai. Ir jinai padėjus akį ant jūsų partnerio, ant jūsų vyro. Taip, sekanti korta yra 5 taurės. 5 taurės tai yra vėlgi nusivylimai, nepateisinti lūkesčiai. Tai tuomet, kai žmogus, kažko tai tikėjosi, kažko tai apie kažką svajojo ir, įvyko kaip įvyko. Įvyko kaip įvyko, kaip aš sakau, įvyko gyvenimas. Jis vyksta nuolat, kasdien ir kiekvienam. Tai čia yra tie tokie nepateisinti lūkesčiai, tos taurės perverstos, kuomet atrodo, kad mes tik ją užpildėme ir galime džiaugtis ir surinkome norimą kiekį tų taurių ir vėl kažkokia viena apsivertė ir išsipylė. Tai čia yra vėlgi apie tai kalba, kad
Nu, mažiau, aš visada tai kartoju ir pati savo, pirmiausia, aš tai kartoju pati savo, netgi ne tiek jums, kai aš pati savo irgi bandau įtikinti tuo pačiu ir save išmokyti to paties, neturėti jokių lūkesčių, ypač kito asmens atžvilgių. Tiesiog, nekurti jokių ten prielaidų, kaip tai turėtų būti, kaip kas turėtų ką padaryti vardan jūsų, kas kaip turėtų pasielgti, kas ką turėtų atsakyti, nupirkti, atnešti ir taip toliau pasakyti ir pasielgti. Nes, nuo viso to kūrimo ir to lūkesčio, kaip čia dabar bus, kada ten mes kalbėsimės, ar ten kažkur aš nuvažiuosiu, ar taip toliau, visi nutinka tokie dalykai, nepateisinti lūkesčiai. Taip, aš imu antrą kaladę, šviesaus pranašo taro ir žiūrim toliau, mano brangios svarstyklės, kas laukia toliau, gegužės mėnuo svarstyklės. Traukiu kortas, svarstyklės. Taip, 7 kardai. Kame ta gali būti apgaulė. Konkretinu. Taip, žiūrėkit, kažkokia tai jum eina apgaulės tikimybė arba vagystės tikimybė iš kardų karaliaus. Kardų karalius tai yra paprastai oro stichijos atstovas. Tai yra vandenis, svarstyklės arba dvyniai pagal zodiako ženklą. Tai yra labai toks protingas, logiškai mąstantis vyras, apgalvotas vyras, kuris apgalvoja viską į priekį. Čia viena iš tikimybių, kad čia gali tą apgaulę eiti būtent iš to žmogaus. Nes jisai čia šalia atsistojo, čia yra korta kvailio ir korta apgaulės 7 kardai. Tai, žinoma, ta apgaulė gali būti nebūtinai susijusi su tuo, kad kažkoks, tai sakykime, moteris jums, vyras jūs apgaus, ne? Kaip gali apgauti įvairiai. Čia gali apgauti, turėti ketinimų iš jūsų išvilioti pinigus. Gali apgauti, kad jūs su juo einate į santykį, o jisai vedęs, ir išsiaiškina tai tik tai vėliau. Gali apgauti vėl norint iš jūsų kažkokios tai ten paslaugos, kažkokios tai, aš nežinau, gailesčio, kažko tai dar, ko galima norėti, bet ko. Čia jau tų visokiausių kėslų ir ketinimų yra milijonas. Gali tiesiog, irgi galite pakliūti į kažkokią aferą, aš turiu omeny, kurių dabar pilna visokių ten tinklinių marketingų. Čia gal ne tinklinį marketingą turi tokį normalų, aš šneku, o apie tas, piramidės, kurios ten sukurtos lengvi pinigai, ten investuok 10 eurų, gausi ten 1000, ten visokie ten kazino online ir šmazino ir taip toliau. Nežinau, žinokit, dabar aš pati irgi nesidomiu, bet žinau, kad ten yra tų visų prikurta irgi svetainių, kur ten labai labai gražiai viskas sukurta, išpasakota su pavyzdžiais, žmonės šneka, kaip jie čia užsidirbo, kaip jie čia gavo į savo sąskaitą, ten kriptovaliutos ir taip toliau. Čia kaip pavyzdžiai, žinoma, kas temoj ir gilinasi, ir žino, ir uždirba, čia jų neliečia, bet kas taip paviršutiniškai dabar nori kažką pasižiūrėjo, kaip aš sakau, videoklipą, ir užsikabino ir nori iškart ten kažką tai investuoti, tai čia sustokite ir pagalvokite. Ir dar viena traktuotė kortos, tai yra vagystė. Vagystė, tiesiog galbūt kažką tai iš jūsų pavogs. Vėlgi iš sąskaitos pinigus, iš ten, nežinau, rankinuko, piniginę, kažkokį gali pavogti jums daiktą. Tai čia trečia tokia irgi galima situacijos viena iš tikimybių. Svarstyklių ženklo horoskopas, gegužės mėnesių antra dalis. Ir aš imu iliuminatų taro kaladę ir žiūrim svarstyklės, kas toliau jūsų laukia gegužės mėnesį.
Taip, traukiu kortas, svarstyklės, gegužės mėnuo. Taip, čia korta teisingumas. Korta vėl kardų riteris, kardų karalius ir korta pentaklių karalius. Teisingumas, tai žiūrėkite, teisingumas tai, tiesiogiai, ne, kas supranta kaip teisingumą. Apibūdinimas, koks yra teisingumo. Tai, kuomet jūs arba laukiate savo gyvenime, kad pagaliau įvyks kažkoks tai teisingumas, žinoma, pagal kiekvieną suvokimą tai yra kažkas tai kitko. Nes jeigu mes pradėsim lygintis ir klausti kiekvienas pasakos, kas jam yra teisingumas, tai žinoma, mes visi gausime skirtingus atsakymus ir skirtingą suvokimą. Tai va čia jums, mano brangios svarstyklės, iš vienos pusės galbūt tas noras kažkokio teisingumo, apie kurį, kaip jūs jį suvokėte ir apie kurį jūs svajojate savo gyvenime, pagaliau išsipildys ir jūs galėsite, kaip aš sakau, atsikvėpti ir pasakyti, wow, pagaliau teisybė įvyko, pagaliau kažkas tai teisingo įvyko mano gyvenime, pagaliau įsigalioja tas teisingumas. Iš kitos pusės, tai tuomet, kai, vėlgi, visą tai, ką jūs gaunate, pagal karmą, ne, kaip, tas posakis, tada galbūt artimiau tai būtų pasakyti, ką pasiesi, tą ir pjausi. Priežasčių, pasiekmių dėsnis. Tai tuomet, kai atėjo jum tai, ko jūs nusipelnėte. Ir gerąją prasme, ir blogąją prasme. Įvairiai, gali prasigruoti jum įvairiai. Tai vėlgi, jeigu, kaip aš ten minėjau, kad bus kažkoks, tai gali būti kažkokia apgaulė, afera, galite pakliūti ten ant pinigų, ar kažkur tai meilė jūs gali kažkas apgautis. Tai vėlgi viskas, kaip aš ir sakau, pagal karmą. Tuomet pagalvokite, kur ir kaip jūs patys prieš tai pasielgėte, ką norėjote apgauti, kur kažkur tai galbūt irgi nelegaliai kažką tai ten uždirbti, iš kažko išpešti ir taip toliau. Apmastykite savo praeities veiksmus ir tuomet galbūt pamatysite veidrodinę situaciją, kodėl atėjo tam tikra situacija į jūsų gyvenimą. Visada yra paaiškinimas, tai jau ir aš iš savo patirties sakau, ir iš patirties konsultavimo klientų, tuomet, kai pradedam gilintis, kodėl ir kas buvo praeitie, ir kur jūs ką padarėte ne taip, tai visada yra loginis paaiškinimas, nes visada atkasam tai, kas tai įtakavo, kad dabar grįžo kaip bumerangas, arba, kaip aš sakau, ką pasiesite, tą ir pjausite, arba nusipelnėte tos situacijos ir niekas tame nekaltas. Tai čia yra apie tai. Vėl du vyrai kažkokie, va čia pas jūs ir buvo kardų riteris, kardų karalius, vis man riteris, apie kurį aš pasakojau, kad jis gali jūs apgauti, kažko tai iš jūsų norėti, kažkokie tai gali būti ketinimai jo slaptinė gražus. Ir čia yra pentaklių karalius, vėlgi ta situacija gali būti susijusi su pinigais. Tai vėl turėkite omeny, ypač jūs moteris, labai tikrinkite, su kuo einate į santykį. Labai nepasitikėkite aklai ir visada turėkite mintį, kad žmogus gali kažko tai iš jūsų norėti, vėlgi jūsų sąskaita, ten ar gražiai pagyventi, arba tikėsis, kad kažkokį ten gerumas, gailestis ir jūs jam kažkur tai kažką galite padėti. Tai tai čia yra apie tai. Taip, toliau tuomet lieka koladė kasdienių raganų taro. Ir žiūrim mano brangios svarstyklės, kaipgi pasibaigs jūsų gegužės mėnuo. Dar nepaminėjau, žinot, užsikabliavau aš už tuos apgaulės ir melą, už prieš tai ėjusias kortas, ten tas 7 kardai ir tas kvailys ten buvo, ne, kad apkvailinti jūs nori, bet, teisingumas, vėlgi, aš dabar žiūriu ir du vyrai, kardų karalius ir pentaklių karalius.
Tai mano brangios moteris, tai va čia dabar iš kitos pusės biški patraktuosiu, ne iš tokios neigiamos, kad galbūt kaip tik ateina periodas, kai į jūsų gyvenimą įeis kažkoks tai vyras, kurio jūs nusipelnėte. Nu, kaip pagaliau tas vat žmogus, kuriuo jūs laukėte, kuriuo jūs tikėjotės, kurį jūs savo ten nupaišėte ir siuntėte ten kažkokį norą į visatą. Tai vat gali būti, kad kaip tik taip prasigros. Nu, sakau, kad negerai, kad aš už vienos tik tai traktuotės užsikabinau, gali būti kažkam tai ir kitaip, kad pagaliau jūsų gyvenime ateis žmogus, nu, va, toks, kurio nusipelnėte ir va, būtent teisingumas tame jums ir pasireikš, gyvenimo teisingumas. Taip, traukiu kortas. Oi. Taip, 4 kardai. Ir 7 lazdos. Taip, žiūrėkit, mano brangieji, čia gali būti mėnesio pabaigoje tokia situacija, nu, vat 4 kardai tai yra arba poilsis, priverstinė pauzė, kuomet jūs arba kažkokia tai liga išverčia iš koto, nuo kojų ir jums reikia pagulėti, pailsėti, atsigauti. Gali jums taip prasigroti, gali būti pauzė, kad jūs patys nusprendžiate sustoti pagaliau nuo to bėgimo ir nuo tos rutinos ir chaoso ir norite pailsėti ir gauti, nu, paimti pauzę ten savaitę ar dar kažkaip daugiau, galite imti atostogas, mokamas, nemokamas, bet kurias, nu, bet norite sustoti ir pailsėti. Bet tai, sako, antras variantas, vienas variantas liga, kuomet žmogus jau irgi užsisuko ir pervargo ir liga jį išguldo. Antras variantas, tai jisai sąmoningai supranto, kad jau pervargęs ir jau nebegali daugiau tiek tempti visko ir nori paimti ir paima atostogas. Taip, ir trečias variantas būna kartais pakliuvimas į ligoninę. Kartais pakliuvimas į ligoninę, kuomet irgi reikia, nu, vat, išguldo jūs, bet kažkoks tai jau ten rimtas dalykas, kai pakliūnate į ligoninę. Taip, nes čia šalia yra korta 7 lazdos, o čia reikia pakovoti, kovos korta. Tai ta kovos korta gali būti vėlgi, arba jūsų pakovosite, kaip jūsų organizmas kovos su kažkokia tai liga, peršalimu, infekcija, pakovoti vėlgi, jeigu, sakau, pakliusite į ligoninę su tuo, kas jūs išvers, nu, tą pačią ligą. Arba čia irgi kovos korta, kuomet, nu, vat, reikės įveikti visas tas aplinkybės tam, kad paimti tas ilgai lauktas atostogas ir padaryti va, savo tą pauzę, tą sustojimą, kad pagaliau šiek tiek sustoti, atsikvėpti, įsiklausyti į save, išgirsti dar kažką, tai apart ten to jūsų bėgimo, rutinos, kiek kasdieninės tarp šeimos, vaikų, namų, darbų, aš nežinau, parduotuvių ir viso kito būrelių ir taip toliau. Tai ir visiems reikia to sustojimo. Tai vat, kuomet jaučiate, kad tai jau pribrendo ir jau jums va čia ir greitai jau jūs paskęsite pilnai, sąmoningai sustokite ir tiesiog sudarykite sąlygą, susitarkite su artimaisiais, kad jūs kažkur išvažiuosite ir jūs kažkur tai galite pailsėti bent keletą dienų, 2, 3, 4, nu, kiek išeina. Nes, nu, jeigu atvirai pasikalbėsite su artimaisiais, su draugais ar su draugė, tai žinoma, jūs kiekvienas supras ir duos jums tokią galimybę ir padės jums suorganizuoti savo tą sąmoningą pauzę ir poilsį nuo šeimos, nuo namų, nuo darbų ir nuo viso kito ir nuo buities. Taip, tai tiek būtų mano brangios svarstyklės, sėkmingo jums ir nuostabaus mėnesio.